Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas po šiokios tokios pertraukėlės. Ir šį kartą naujas video bus apie 5 technologiniai arba su technologija susiję patarimai. Taigi aš čia turiu išsirikiavęs kelis dalykėlius ir pradėkime nuo lengviausių. Taigi štai čia yra kietasis diskas išorinis, mes apie jį nieko nesuinteresuoti, bet kame mes esame suinteresuoti, tai šis USB kabelis. Ir kiek kartų jūs bandėte pajungti USB kabelį ne tą pusę? Kaip manote? 1, 2, turbūt milijoną kartų, kaip ir aš. Ir kaip to išvengti yra labai paprastas dalykas. Kiekvienas USB kabelis, matome, jį galime pajungti tik vienu galu. Ir kiekvienas USB kabelis bus pažymėtas. Ir kaip jisai bus pažymėtas, tai USB ikona kabelio viršuje. Taigi šis kabelis jungsis visą laiką štai taip. Ir šis, jeigu sufokusuo šiandien, šis USB logotipas ant visų USB kabelių, jisai visą laiką bus kabelio viršuje. Taigi jeigu paimčiau kokį nors kitą USB kabelį, gerai, kad man fokusuoja šiandien viskas fantastiškai. Matome, taip pat yra USB logotipas viršuje ir apačioje nieko nėra. Ir jeigu pažiūrėsite, priekyje matosi, kad jisai būtent turėtų jungtis šią pusę. Taigi, pirmas patarimas toks. Antras tipas. USB 2 ar USB 3. Iš kur žinoti nežinančiam, kas tas USB 2 ar USB 3? Ko gero galite spėti, kad USB 3 yra geriau negu USB 2, bet kaip juos atskirti. Taigi labai paprastai, tiesiog pažiūrime į šį jungtuką. Ir matysime, kad USB 3 visi jungtukai yra viduje, turi šią mėlyną plasmasę. Taigi USB 3 mėlyna. Ir tarkime, paimkime kitą kabelį, jisai bus tiesiog baltas. Dažniausiai. Ir tas pats lygiai ant jūsų kompiuterio. Jeigu ant jūsų kompiuterio šis USB lizdas yra mėlynas, tada jūs turite USB 3, jeigu jisai tiesiog baltas, dėja jūs USB 3 neturite. Taigi, štai dar vienas patarimas, taigi du patarimai apie USB ir pabandykime trečią patarimą. Taigi šis patarimas tiem, kas daug naudojasi telefonu. Ir ką, seniau visi turėjo tokius telefonus ir nebūdavo jokių problemų. Atidarėte telefoną, išėmėte bateriją, išėmėte SD kortelę, pažiūrėkit, kaip puikiai mikro SIM kortelę įdėjau į normalų SIM slotą. Ir ką? Ir ją išėmėte, taip, bet kadangi dabar jūs naudosit smartfonais, USB kortelė dedasi dažniausiai į štai tokius slotus viršuje. Taigi, ką? Mes turime kortelę, pabandykime ją įsidėti. Taip, tai įsidėti pakankamai lengva, bet yra viena problema, kaip ją išsiimti, nes arba jums reikia specialaus tūso, kuris dažniausiai ateina su telefonu, bet kas jį nešiojasi, jisai atrodo, kažkur vieną turėjau. Taigi, jis atrodo štai taip, šis tiesiog čiut sulinkęs, bet, žodžiu, jį galima nešiotis prie raktų ir dažniausiai jis daug vietos neužima. Taigi, jeigu jo neturite, ką jums reikės daryti, tai nueiti pavalgyti į restoraną. Ir kodėl? Ogi todėl, kad ten galite dažniausiai gauti dantų krapštuką. Ir ką su tuo dantų krapštuku galime padaryti, tai tikriausiai jau atspėjote. Labai lengvai išimti savo mikro SIM kortelę iš telefonų. Volia. Taigi, jeigu keičiate mikro SIM korteles, yra naudinga kur nors turėti ir atliekamą dantų krapštuką. Taip, kitas patarimas bus apie distancinius. Daug dabar visi televizoriai ir panašiai turi distancinius ir jie visi dažniausiai ateina su baterijom, juose reikia turėti baterijas, kad jie veiktų ir kartais nustoja veikti kas nors. Taigi ne visai žinai, ar nustoja veikti distancinis,
ar nustojo veikti kas nors kitas. Taigi ir jeigu pakeitus baterijas vis dar neveikia, tu tiesiog nežinai, ar distancinė sugedo, ar baterija yra bloga. Taigi kaip pažiūrėti, ar geros baterijos. Kaip matome, galima spaudinėti, bet šios lemputės nieko nesimato. Taigi, ką mums reikia padaryti, tai pasimti savo telefoną, įsijungti kamerą, tada paimti distancinį ir paspausti mygtuką. Ir matome, kad distancinis veikia ir lemputė mirksi. Nieko nesimato, jeigu paprastai spaudinėčiau, bet per telefoną magišku būdu viskas matosi. Dabar žinosite, ar jūsų veikia distancinis ar neveikia. Na ir paskutinis patarimas, tai kaip jūsų stalą palaikyti švarų ir tvarkingą. Taigi, ko jums reikės, tai tiesiog štai tokių sagčių, nežinau kaip jos pavadinti. Jos vadinasi Fold Black Clips. Yra visokių dydžių, šios yra 12-32 mm dydžio. Ir kam jos praverčia, tai jas galime prikabinti ant, įsivaizduokime, čia mūsų stalas, ir jas galime prikabinti prie stalo, kadangi jos gan plačios. Jas galime iškabinti ant stalo galo ir tada pro čia praverti, tarkime, telefono USB kabelį. Ir tada tas USB kabelis tiesiog kabos ir niekur nepabėgs iš vietos. Ir taip pat galime praverti ir didesnius kabelius. Tarkime, aš turiu kabelį, kurį naudoju mikrofonui karts nuo karto. Ir galime tiesiog nuimti šį klipą, šią dalį, uždėti štai taip ir uždėti ją vėl atgal. Ir visą šitą uždėti ant stalo kampo, šono ir tada visi kabeliai, juos tiesiog taip paliekame ir tiesiog, kada reikia, mes pasiėmame ir pajungiame kabelį prie savo aparato, kurį mes norime naudoti. Taigi, štai tiek patarimų šiam kartui. Jeigu patiko, nepamirškite paspausti laiko. Jeigu turite naudingų patarimų, palikite juos komentaruose ir galbūt sekančiame šio tipo video jūs išvysite ir savo patarimą. Su jumis buvo Vytautas ir kaip visada nepamirškite paspausti laiko, komentuoti ir prenumeruoti. Iki.